Sveiki gyvi, mėly ugniagesiai. Siekiant Lietuvos žmonėms parodyti, kad Lietuvos ugniagesys yra visapusiškas sportininkas, kuris sportuoja ne tik tai ugniagesybos sportą, stipriausių ugniagesių, futbolo ir krepšinį. Lietuvos ugniagesių sporto federacija šių metų rugsėjo 9 dieną organizuoja Lietuvos ugniagesių teniso atvirąjį čempionatą. Sveiki, mėly kolegos. Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra viena iš šio turnyro organizatorių. Šis turnyras vyks 2 dienas, todėl kviečiame aktyviai registruotis į šį turnyrą. Dalyvio starto mokestis 30 eurų. Už šį mokestį bus dalyviai apgyvendinti, maitinami, padengtos kitos su turnyro organizavimu susijusios išlaidos. Norintiems bus sudaryta galimybė aplankyti Ignalinos atominės elektrinės informacinį centrą. Siekiant sklandžiai pasirengti turnyrui, prašome iki rugpjūčio 8 dienos pateikti norinčių dalyvauti paraiškas elektroniniu paštu matome ekrane. Plačiau apie turnyro formatą pristatys šio turnyro kuratorius Sergej Presnikov. Turnyro formatas priklausys nuo paraiškų pateikusių žmonių skaičiaus. Tačiau žaidžiama bus pagal dvigubą iškritimo olimpinę sistemą iki 1 seto. Taigi pralaimėjus pirmasis varžybas, žaidėjas dar turės galimybę kovoti dėl čempiono titulo. Todėl kiekvienas žaidėjas minimaliai sužais 2 varžybas. Kiekvienas dalyvis pats pasirūpina savo sportinį aprangą bei teniso raketę. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad pats čempionato formatas tai nėra ITP, ITF, tai yra tiesiog ugniagesiai mėgėjai, kurie prijaučia šitam unikaliam sportui, tai yra tenisas. Kviečiu visus dar kartą prie to prisijungti, padėkoti ko gero pagrindiniam organizatoriui, tai Visagino PGV. Ačiū Jums, iki susitikimo teniso kortuose.